Taigi, 8 klasės geografijos vadovėlis serijos Žemė, skirtas 8 klasiai, rengiamas kitiems mokslo metams. Jį taip pat sudarys 2 dalys. To, kaip iš mūsų reikalauja sveikatos apibendrintai ministerija ir higienos reikalavimai, kurie yra labai griežti vadovėlio svoriui, formatui ir daugeliu kitų, šrifto dydžių ir kitiem dalykam. Vadovėlio viršeliai prieš jūs. Vadovėlį žinoma, kad lydės pratybos, kurios bus rengiamas panašia stilistika kaip ir žemesniem klasėm ir jau tom pratybom, kurios yra išleistos. Taip pat mokytojo knyga bus išleista, tikrai jau galiu drąsiai pasakyti, 1 daliai ir 2 daliai atskirom dalim. Žemė 6 ir Žemė 8 vadovėlių yra bendra struktūra, tai yra mūsų progimnazija. Mes turime, kaip visada, įvadą, kuris yra intriguojantis, keliantis klausimus, jau turbūt puikiai žinote, apie ką aš dabar kalbu, nes visą tai galėjote išsibandyti praktiškai dirbant su 7 ir 9 klasės vadovėliais. Ugdymo programą atitinkanti mokomoji medžiaga yra išdėstyta 2 tipų temose, tai yra pagrindinė tema, o taip pat plius tema. Žinau, kad kai kurie mokytojai labai susižavėjo plius temomis, kurios taip pat yra aktualios ir apie tą aš kalbėjau ir prieš metus laiko webinaro metu, pristatant ir 7 ir 9 klases. Plius tema būtent yra skirta sužadinimui, papildomam darbui, bet be abejonės, kad plius temos gali tiek masinti mokytojus, jo galima šiek tiek pabėgti nuo planavimo mokslo metų eigoje. Todėl labai prašau mokytojų su mokiniais atranką daryti kartu ir stengtis vis dėlto įgyvendinti visų pirma bendrosios ugdymo programos reikalavimus. Taip kad, turim irgi visi iš tos paskatos rinktis plius temas, turime irgi padaryti loginę seką, loginę apimtį, kuri tenkintų ir jūs, ir tuo pačiu mokinius. Geografija aktyviai, tai yra rubrika, kuri bus tęsiama ir 6 bei 8 klasių vadovėliuose. Ji turi netgi dar plius rubriką tuo atveju, jeigu mes dedame papildomas veiklas. Nes mūsų ugdymo programoje yra numatytos kai kurios su tyrimais ir mokinių gebėjimų bei įgūdžių ugdymų susijusios veiklos, taigi jos talpinamos į geografiją aktyviai rubriką, o tos, kurios galbūt dar pasiūlo jums vieną ar kitą receptą, kaip sužadinti mokinių smalsumą, kaip paskatinti mokinius kažką veikti, tyrinėti aplinką ar imtis kažkokios aktyvios veiklos, tuomet ženklinamos ženkleliu plius. Be abejonės, kad savikontrolės blokas kaip toks stiprus stipri mūsų leidyklos kryptis, mes į ją skiriame labai daug dėmesio, dėl kad tai yra ir kompetencijų ugdymas, tai yra ir mokinių smalsumo sužadinimas, taip pat jūsų portfelio dalis, jūs galite patikrinti mokinių žinias, įgūdžius, gebėjimus, orientavimusi tam tikrus gebėjimus, taip pat ir netgi vertybinės nuostatas jų galim patikrinti. Taip kad aš nebejoju, kad šitas atvartas, žinomokų galių, savikontrolės blokas, jisai dirba ir jūs juo naudojatės. Ir be abejonės tai, kas priklauso kiekvienam vadovėliui, tai yra žodynėlis, rodiklė, tai yra visi pagalbiniai vadovėlio elementai. Vadovėlio turinys, žvilgtelkime į 8 klasės vadovėlio turinį. Tai iš tikrųjų buvo labai didžiulis iššūkis pagal dabartinę atnaujintą bendrąją ugdymo programą parengti turinį, nes tas turinys nėra labai stipriai struktūrizuotas, paliekantis tikrai labai didžiulę erdvę interpretacijai, pasirinkimams, galimiems. Puikiai žinome, kad 8 klasėje, į 8 klasę persikėlė dalis bendrųjų geografinių dėsningumų, mūsų visos geografijos mokytojų bendruomenės sutarimų, nes prieš priimant sprendimus, kaip turi keistis ir koreguotis bendrosios dabartinės ugdymo programos, tos naujosios, buvo nutarta, kad tam dėsningumus reikia išskaidyti tarp 7 ir 8 klasės. Todėl į 7 klasę, kaip žinote, pateko dauguma vidinių jėgų, o klimatiniai dalykai, geografinio zoniškumo dalykai pateko į 8 klasę. Todėl ir
8 klasės pirmoje dalyje, kuri yra skirta iš esmės geografiniams dėsningumams susijusiems su klimatu ir geografinėmis zonomis, mes sudarėme štai tokį turinį. Pirmoje dalyje bus 5 skyriai. Vienas iš tų skyrių yra skirtas klimato ir geografiniam zonom, tai įvesčiai į šiuos dėsningumus, klimatą lemiančius veiksnius, apskritai priklausomybę, šilumos šviesos pasiskirstymą mūsų planetoje, priklausomybę nuo Saulės, nuo Žemės apvalumo ir kitų dalykų. Taip. Čia supažindiname mokinius su klimatu, su klimato juostomis, su geografinėmis zonomis, lyginame klimatą juostą su geografinėmis zonomis, to, ko iš mūsų reikalauja bendroji ugdymo programa, pristatom vertikalų izodiškumą, nepamirštam dirvožemio, nors jis nėra įtrauktas į bendrąją ugdymo programą, bet mes dar sprendžiame autoriai, ar jis turi būti pagrindinė tema arba plius tema, gal dar čia minimalios korekcijos gali būti ugdymo turinyje. O tuomet, norint kalbėti apie žemės naudojimą, gamtonaudą, apie žmonių gyvenimo sąlygas, gamtinių procesų įtaką ten gyvenantiems geografinėse zonose žmonėms, ar tai būtų drėgnieji atogrąžų miškai, ar tai būtų savanų kraštovaizdžiai, ar tai būtų karštosios dykumos, ar tai būtų poliarinės sritys, kur gyvena milijonai žmonių, mes skiriame tam 4 skyrius, kas bus visiškai absoliuti naujovė mūsų apskritai mokyklinės geografijos istorijoje. Todėl nuo antrojo skyriaus nersime į karštasias platumas, į tropikus, o dar tiksliau į atogrąžų plačiaja prasme miškus ir susipažinsime su šiais miškais, pažiūrėsime, kaip ten gyvena žmonės, su kokiom problemom jie susiduria, kas vyksta su tais miškais, kokie iššūkiai tiems miškams kyla, ką daryti, kad tie miškai būtų apsaugoti. Savanų geografinė zona, tai čia yra labai daug dalykų, kurie tikrai labai įdomus ir aktualūs, tai ir pati savana, jos skirtumai, kas mums atsekama ir iš buvusios 7 klasės ugdymo programos. Tai be abejonės, kad yra problemos, su kuriomis susiduria labai daug savanose gyvenančių žmonių, o didžioji dalis savanose gyvenančių žmonių koncentruojasi būtent į pietus nuo Saharos, Sahelyje, ir ten susipina ekologiniai veiksniai, socialiniai veiksniai, ekonominiai veiksniai, kadangi tai jau yra 8-okai, ne 6-okai, ne 7-okai, o 8-okai, nebejotina, kad mokiniai gali panagrinėti ir kai kurias rimtesnės problemas jiems savaime suprantama priimtina forma. Taip, kad čia bus tam tikros naujovės, galbūt tam tikrai įdomesni rakursai, bet aš net nebejoju ir visas autorių kolektyvas nebejoja, kad jums turėtų būti įdomu mokiniams pristatyti šį aktualų turinį, nepaisant to, kad kalbėsite apie žmonės, kurie gyvena už 5-7 tūkstančių kilometrų nuo Lietuvos. Be abejonės, kad stiprus akcentas yra dedamas tam, kas atitinka ugdymo programą, tai yra dykumėjimui, dykumų plitimui ir šios problemos sprendimui. Visi šitie atsakymai, receptai yra pateikti, vadovėlinė forma 8-okams šitame skyriuje. Karštųjų dykumų kraštovaizdžiai, čia leisimės į pažintį su dykumomis, kalbame apie karštasias dykumas, jas tipologizuojame, jas pristatome, be abejonės niekada nepamirštant žmogaus. Iš tikrųjų, dykumų pasaulyje vyksta labai dideli pokyčiai. Galbūt mums gyvenantiems, tikrai sakyčiau, gerovės valstybė Lietuvoje, daugelis kitų kraštų atrodo galbūt atsilikę, galbūt ir žmonės kažkokie yra kiti, bet iš tikrųjų visa tai yra absoliutus stereotipai. Saharos viduryje žmonės naudoja mobilų ryšį, Atakamoje žmonės dirba ir uždirba didelius atlyginimus ir daugelį kitų dykumų. Be abejonės, gal ne visur socialinė ekonominė pažanga yra vienoda, bet visur žmonėms reikia lygiai to paties. Jiems reikia prekybos centro, jiems reikia užtikrinto vandens tiekimo, jiems reikia švietimo, medicinos paslaugų. Taip, kad dykumose vyksta milžiniški pokyčiai ir mes norime būtent šiame skyriuje į tuos dalykus akcentuoti dėmesį, jog mokiniams griautume tam tikras nuostatas, griautume tam tikrus stereotipus ir visą tai pavyzdžių formą jūs rasite šiame vadovėlyje, šiame skyriuje. Be abejonės nepaliekame poliarinių sričių, todėl kad tai yra ir Arktis, tai yra ir Antarktis su klimato pokyčiais, su pokyčiais klimato, kurie veikia žmonių gyvenimą, ypač kalbant apie arktinės platumas, mes kalbėsim Šiaurės Ameriką ir jai priklausančią Grenlandiją salą arba kitas teritorijas.
Be abejonės, kad mes vadovėlyje pasirinkom, tam tikrus fragmentus ir tam tikrus pavyzdžius, kurie, mums atrodė patys priimtiniausi ir vaikams priimtiniausi. Taip, kad jūs čia rasite daug naujų dalykų ir nebejonės, kad ir patys truputėlį praplėsime visi savo akiratį. Nes jau pietų Grenlandijoje žmonės vis dažniau gyvena tokiais laikais, kaip sakant, arba būna tokie metai, kai žmonės ne tik tai galvoja apie ledą, harpūnus, kajakus, jeigu taip kalbant, tradiciškai, kaip mes įsivaizduojame inuitų gyvenimą, bet jie jau augina kopūstus, morkas, bulves ir visa tai yra Grenlandijoje. Taip kad visi tie atradimai ir visi tie iššūkiai bei pokyčiai nulemti klimato kaitos, tai kas įtraukta į ugdymo programą kaip reikalavimai, mes kaip pavyzdį, tai kaip vieną iš pavyzdžių mes pateikėme būtent šiame poliarinių sričių skyriuje. Antroji vadovėlio dalis, kaip ir 6 klasės vadovėlio dalis, antroji išeis greičiausiai 2025 arba greičiausiai 24 metų lapkričio gruodžio mėnesį, toks mūsų yra planas, bet tais vadovėliais jūs naudositės ir pradėsite naudotis tikrai jau 25 metais. Bet mes stengsimės viską padaryti, kad antrosios vadovėlio dalys jūs pasiektų šiais kalendoriniais metais ir kad jūs galėtumėte pasirūpinti šitų vadovėlių įsigijimu. Antroji 8 klasės vadovėlio dalyje, ji bus skirta regionams. Tai buvo labai didžiulis darbo grupėje dirbusių prie ugdymo programų atnaujinimo mokytojų praktikų prašymas ir pageidavimas. Todėl, kad pagal mūsų ugdymo programą, ten mes žinome, kad patenka kai kurios didžiosios pasaulio valstybės, kurios atlieka svarbų vaidmenį pasaulyje arba netrukus tą vaidmenį atliks, kaip Indija pavyzdžiui. Bet taip pat mes ten turime ir Jungtines Amerikos valstijas, ir Kiniją, Indiją, taip pat turime Australijos, Okeanijos kontekstą, nors tai yra labai tolimi kraštai, bet turint omeny, kad vis tiek tai yra nemaža mūsų planetos dalis, turinti savo tam tikrus savitumus, ypatumus, jinai taip pat buvo įtraukta į bendrąją ugdymo programą. Taip pat puikiai žinome, kad į ugdymo programą įtraukta ir Rusija. Kuriant ugdymo programą, Rusijoje darbo grupės nariai norėjo skirti lygiai tokį pat vaidmenį kaip ir Jungtinėms Amerikos valstijams arba Kinijai temų prasme. Tačiau rengiant turinį mums kilo tam tikrų disonansų. Ar mes tikrai turime Rusijai skirti 5, gal net 6 temas, ar panašiai. Todėl, jeigu turite savo nuomonę šio klausimu, brūkštelkite dabar į susirašinėjimo langelį, nes programa pati nefokusuoja labai temų skaičiaus, o tik bendrą tematiką, kuri yra pateikta visoms mūsų toms valstybėms, kurias aš jo regionams, kalbant apie Okeaniją, reiškia įvardyta. Taigi pasakykite savo tiesiog nuomonę čiato langelyje, ką jūs galvojate apie tai. Mums labai labai svarbu, kad mes turėtume patikimą informaciją, kad ji būtų nesuklastota, kad jinai neturėtų savyje dezinformacijos. Todėl natūralu, kad mums iškyla kaip autorių kolektyvui tam tikri iššūkiai. Nepaisant to, noriu pasakyti, kad kaip ir 6 klasės vadovėlio antroji dalis, taip ir 8 klasės vadovėlio antroji dalis taip pat yra pilnai parengta ir taip pat yra gautas valstybinės lietuvių kalbos komisijos patvirtinimas. Tačiau nepaisant to, tai ką aš ką tik sakiau prieš minutę laiko, mes keliam tam tikrus kvestionuojamus dalykus ir patys savęs klausiame, kaip mums elgtis, ką mums daryti, kokią bendrą politiką ar politikos mes galime ir turėtume laikytis. Taip kad čia mes esam atviri jūsų pamastymams, pagalvojimams, taip kad tikrai puikiai proga dabar yra išgirsti didesnės mokytojų dalies nuomonę šituo klausimu. Vadovėlis Žemė taip pat bus pristatomas mokiniams vadovėlyje jiems priimtina forma. Nenoriu labai jau kartotis, nes tai vis tiek atitinka mūsų bendrą vadovėlių serijos Žemė standartą. Be abejonės, kad mes įtrauksim čia orientavimosi rubrikas, mes įtrauksime čia geografiją aktyviai rubrikas ir galbūt komentuodamas turinį dar vis dėlto atsiprašau, truputį grįšiu. Noriu atkreipti dėmesį turinį, kad mes turime bent keliuose skyriuose, o tai bus ir antroje vadovėlio dalyje, rubrikas vadovėlio,
orientavimasis. Taigi, ten, kur mums tinka pagal kontekstą, ten, kur mes norime atkreipti dėmesį į geografinio vardyno objektus, mes pateiksime pavyzdžius sutartų mokytojų bendruomenėje vietovardžių, kurie bus pateikti patraukliam mokiniams žemėlapiuose forma, generalizuotose šiek tiek žemėlapiuose. Ir čia mokytojai turės galimybę mokiniams priminti arba organizuoti veiklas susijusias su tuo, kalbant apie politinį žemėlapį, apie hidrografinį tinklą, apie reljefo elementus. Taip kad nepaisant to, jog 8 klasės vadovėlyje mes neturime tokios labai aiškiai išreikštos ankstesniems laikams būdingo pasaulio skirstimo į regionus arba žemynus, žemynų mes jau kaip ir seniai neturime, ar tokius stambesnius pasaulinius regionus. Geografinio vardyno elementai ir toliau išlieka svarbus geografijos ugdyme. Orientavimasis erdvėje, orientavimasis plačiaja prasme žemėlapyje yra vienas esminių geografijos uždavinių to, ką mes darome. Bet ir vėl pasikartosiu, labai norėčiau, kad mokytojai turėtų saiką ir laikytųsi bendrosiuose ugdymo rekomendacijose nurodytų rekomendacijų, kurie vietovardžiai plačiaja prasme turėtų atitikti amžiaus tarpsnį. Ir tik tuo atveju, jeigu mes turime reikalų su ypač gabiais mokiniais, kurie viską moka, viską gali, viską išmoksta, kuriems tiesiog, galima sakyti, yra Dievo duota, jiems galima kažką ir padauginti, praplėsti. Bet visiems kitiems laikykimės geografijos mokytojų bendruomenę standarto, neperkraukim vaikų ir manau, kad visi mūsų mokiniai ir mes patys mokytojai iš to tik išlošime. Tai viena iš temų 8 klasės vadovėlyje, Per miškas, toks intriguojantis pavadinimas. Iš tikrųjų, mes norime sukurti tam tikras asociacijas, kad mokytojas keltų klausimą. Mes turime Lietuvoje daug miškų, bet kas per miškas yra džiunglės. Tikrai visi mokiniai žino žodį džiunglės, aš kaip pavyzdį sakau. Bet retas, kuris gali normaliai paaiškinti, o kas ten yra tose džiunglėse. Galbūt 1-2 sakinius ir pasakys mokiniai, net ir 8-tokai. Nors jau pro jų akis praėję gana daug dalykų, kurie juos pasiekia iš filmų, iš žinių, medijų ir taip toliau. Taip kad čia, matom, šitame tvarte mes kalbame ne tik apie ekologinius veiksnius, kurie svarbus šio tipo miške ties pusiaujo ir netoli nuo jo, tai drėgmė, šviesa ir kiti dalykai, parametrai, taip pat lyginame tai, ko reikalauja iš mūsų bendroji ugdymo programa, kaipgi mūsų miškai atrodo lyginant su atogrąžų miškais, todėl šios kairiojo puslapio iliustracijos kairėje pusėje jūs matote ir palyginimą aukščio prasme, pasilyginimą su mūsų mišriaisiais miškais. Taip pat, aišku, mums labai yra svarbu ne vien tik kalbėti apie ekologinius veiksnius ir geografinį išsidėstymą, bet reikšmę tų miškų. Taip, kad dešinėje pusėje parengtas specialiai infografikas pristato šitų miškų reikšmę ne tik tai toms šalims, kurios galbūt turi tuos miškus arba dar jų išlikę tose miškuose, nes jų vis lieka mažiau ir mažiau mūsų planetoje, bet tuo pačiu ir visai žmonijai, visai mūsų planetai. Savikontrolės atvartas, kaip irgi vienas iš pavyzdžių, kuris jau yra parengtas, čia jau karštųjų dykumų skyriaus paskutinis atvartas, mes su mokiniai šiame tvarte matome truputėlį irgi galbūt tokį įdomų jį. Čia matome ir žemėlapio, vėlgi tas pats orientavimosi rubrika, tai kokiasgi tas dykumas mokiniams reikia mokėti, mokėti parodyti žemėlapyje. Aišku, kad tai yra pagrindinės dykumos, kurios įtrauktos ir pas mus į ugdymo programą, šiuo atveju rekomendacijas. Taip pat mes su mokiniais norime leisti jiems pamastyti kritiškai, o kas būtų, jeigu jie taptų vanagų arba kitų mūsų realistų ir tektų jiems važinėti po dykumą. Savaime suprantama, kad tai nėra greitaeigis visureigis skirtas skrosti erdvės milžiniškais greičiais, o tai yra ekspedicinis arba vietos gyventojų važiuojančių didesniais atstumais visureigis. Taigi užduotis panagrinėti šį visureigį, pagalvoti apie tai, kaip jis turi būti įrengtas. Bet esmė yra ne pačiame automobilyje, o esmė, kaip jis yra pritaikytas
prie dykumos sąlygų, turint omeny, jog reikia pravažiuoti iš taško A į tašką B ir kad dykuma yra labai skirtinga, turi skirtingus paviršius, kaip viršui matom dešinėje pusėje nuotraukos, tai ir ta akmeningoji dykuma, nes Saharoje kalnų daugiau negu smėlio, kaip mums atrodo. Arba tą Hamadą vadina, kalbant arabiškai. Arba Ergas, arba smėlio dykuma, kuri jau yra smulkiausia dūlėjimų frakcija. Taigi per kiekvieną iš tų paviršių visureigiai važiuojantis automobiliai turi būti specialiai paruošti. O tais automobiliais važiuoja žmonės, jiems reikia pagalvoti, kogi reikia tam, kad tu galėtumai važiuoti didesniu atstumu, netgi gal nebūtinai ir dideliu ir gyvam išlikti. Tai ir vanduo, ir degalai, ir ryšys, ir taip toliau. Taip kad per šitą pavyzdį, čia kaip pavyzdys yra, mes bandom pritraukti mokinį, suteikti smalsumą, pritraukti, domėtis geografiją plačiau, įdomiau, įvairiau. Be abejonės tai yra įvairių gebėjimų ugdymas, tai yra kaip pavyzdžiui galbūt minčių žemėlapio sudarimas, išplečiant supratimą apie tai, kas yra Sahara. Bet jūs galite pasirinkti nebūtinai kertinį žodį Sahara, ašinį žodį, jūs galite pasirinkti bet kokią kitą dykumą. Tai tiesiog tai yra receptai, kurie jums patarimai, receptai, paskatinimai imtis tam tikrų iniciatyvų. Nors ir patys jūs turite labai daug neabejotinai patirties ir galite visą tai išplėsti. Bet mes kaip vadovėlių autoriai irgi stengiamės įnešti kažką tai naujoviško. Ar ta pati patarlė, arabų legenda, kuri čia ištrauka iš arabų legendos, turbūt daugelis žinote, esat girdėję apie ją. Tai yra, kai Alachas sutvėrė žmogų, jam liko 2 molio krūvos ir nežinojo jis, ką daryti su to molio krūvom. Tai tada pagalvojo ir iš jų sukūrė datulių palmę ir kupranugarį. Ar galėtų mokiniai paaiškinti, kodėl Alachas būtent pasirinko datulių palmę ir kupranugarį? Kodėl šitie du gamtos tvariniai, galim taip sakyti, reikalingi dykumoje, šiuo atveju kalbėkime apie Saharą, nors kupranugariai auga, žinoma, ne vien Saharoje ir ne vien datulių palmės auga tik tai Saharoje. Mokytojo knyga 6 ir 8 klasiai turės tą pačią struktūrą. Labai noriu pasidžiaugti, kad išgirdome mes kaip autoriai, autorių kolektyvas, tikrai nemažai atsiliepimo apie mokytojo knygas iš įvairių Lietuvos vietų. Jūs tikrai į jas atkreipėte dėmesį, turbūt, kad nemažai iš jūsų jas ir įsigijo. Mes turbūt, kad vieni iš nedaugelio, kurie išleido ne tik vadovėlius, pratybas, bet taip pat ir mokytojo knygas. Todėl mes tęsėme toliau mokytojo knygos leidybą. Be abejonės, kad labai daug yra vadovėlių šiuo metu eigoj, bus rengiamos pratybos, todėl labai prašau truputį kantrybės, mokytojo knygos jūs tikrai pasieks. Galbūt ne rugsėjo 1 dienai, bet tikrai rudenį jūs gausite naujasias mokytojo knygas ir galėsite jas įsigyti, kaip ir minėjau, greičiausiai palaipsniui, pirma dalis, po to antra dalis. Mokytojo knygos struktūra išlieka lygiai ta pati. Tie, kas vartė, kas turi rankose, puikiai žino, kas ten yra. Ten ir temos pavadinimas, uždaviniai, kompetencijos, žodžiu, visi tie dalykai, kurie yra surašyti šitoje skaidrės kairėje pusėje, kas yra labai svarbu ir tikrai pasiteisino, tai yra ilgalaikis planas, taip pat mokinių įvertinimo ir įsivertinimo būdų skyrius, tai yra mes pateikėme labai daug įvairiausių receptų, gatavų, kur galima idėją nusižiūrėti, o galbūt netgi kopiją pasidaryti ir greitai susikarpyti lapelius ir mokiniams išdalinti. Taip, kad dirbame ir nuolat galvojame apie tai, kad jums būtų kuo patogiau, kuo geriau dirbti, kad jūs kuo profesionaliau jaustumėte savo geografijos pamokose, nes pas jūs užklysta ir mokyklų vadovai, ir administracija, o kartais ir tie visi auditai. Mes visą tai puikiai suprantame. Taip, kad su šarvais, ietim, šalmais, viskuo apsirūpinęs geografijos mokytojas yra pavyzdys mokykloje. Taip, kad mokytojo knygos bus ir naujovė dar viena yra tai, kad dėkojam jums už pastabą, kad mes prie skaitmeninių išteklių pasiūlymo mokytojo knygose įdėsim QR kodą, kuris leis jums mikliai greitai nueiti tuo adresu, kuriuo mes jums siūlome ieškoti informacijos, kažką susižinoti arba pateikti jį mokiniams. Taip, kad naujose mokytojo knygose prie visų skaitmeninių išteklių pasiūlymų bus ir nurodytas jums QR kodo simbolis, logo, o jums beliks jį nusiskanuoti